Turbūt sutiksite, jog ne kasdien tenka išvysti Danės upę, sustingusią po ledo skraiste, o dar kai šalia vieno ryškiausių miesto simbolių – burlaivio meridianas, tyliai veriasi po ledinės žūklės eketės. Tokios akimirkos trapios ir retos, todėl jos pačios kviečia būti užfiksuotos ir išsaugotos. Šio sezono žiema išties sugeba nustebinti, prasidėjusi tarsi žvarbaus rudens pratęsimas. Jį įpusėjo kaip tikra lietuviška žiema, kokios jau senokai nebuvo mūsų kraštuose. Ir kol artimiausių metų sinoptikai nežada didesnių oro permainų, panašu, kad didžiosios sniego pusnys galutinai ištirps tik sulaukus pavasario. Tad kviečiame pažvelgti į Klaipėdos senamiestį, apsigaubusi žiemos apsiausto. Ir primename, jog ši ramybė turi ir apgaulingąją savo pusę. Ledas ne visur vienodas ir ne visada saugus. Todėl grožėdamiesi žiemos vaizdais, nepamirškite atsargumo. Ant ledo, bet kuriame vandens telkinyje, lipkite tik įsitikinę jo tvirtumu. O geriausia, žiemos stebuklus palikti stebėti nuo kranto. Arba nepamiršti, retkarčiais užsukti į Klaipėdą TV YouTube kanalą ir pažiūrėti naujausius mūsų video. Tai padaryti bus dar lengviau, jeigu negailėsite savo patiktukų ir žinoma kanalo prenumeratos. Saugios ir gražios žiemos, o žvejams nei žvyno, nei uodegos.